Viešpats su jumis. Ir su savimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką pabaigos. Anu metu Jėzus pasakė savo mokiniams: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Gali keistai nuskambėti šitoks mano prašymas, bet manau daugumai neturėtų būti keista. Ar aš galėčiau jūs šiandien kelias minutės paprašyti negalvoti apie save? Kelias minutės būnant čia negalvoti apie save. Apie tai, kaip jums sunku, apie tai, ko jūs čia atėjot paprašyti ir ką Dievas turi pakeisti, apie tai, ar prisimenat savo tėčius ir kaip juos prisimenat, apie tai, kas laukia dar, kai išeisit iš bažnyčios ir kaip tą reiks ištverti ir išgyventi. Nors kelias minutės, ar sutiktumėt negalvoti apie save? Nėra lengva, bet aš prašau. Ir tada kyla klausimas natūralus, jeigu negalvoti apie save, tai apie ką, kunigė, mums galvoti šiandien čia būnant bažnyčioje, šitoje bazilikoje? Ir aš išdrįsiu paprašyti. Ar galite kelias minutės skirti pagalvojimui apie Jėzų? Gali keistai skambėti, Kristaus bažnyčioje kunigas prašo susirinkusius tikinčiuosius nors kelias minutės leisti pagalvoti apie Jėzų. Ne apie save, bet apie Jėzų. Bet neturėtų būti keista, jeigu pagalvotumėm, kaip mes dažniausiai elgiamės bažnyčia. Ir tada man labai yra sunku būti Kristaus kunigu, aukoti jo mišias ir sakyti jo pamokslą, nekalbant apie Jėzų. Bet kad aš galėčiau kalbėti apie Jėzų, jūs turit leisti nors kelias minutės apie jį pagalvoti. Šita iškilmė, Jėzaus Kristaus įžengimas į dangų, yra apie Jėzų. Ir jeigu mes neklausime, kas Jėzus yra ir kas jam šitoje iškilmėje nutiko, tai mes nežinom, ką švenčiam. Ir tada psalmė Gaudė trimitai viešpačiui žengiant linksmybė aidėjo, jūs būtumėt matę savo veidus, kai šitą psalmę giedojom. Tiksliau, daugumas negėdojot. Tai kur ta linksmybė gaudė ir kur čia aidėjo, aš tikrai nemačiau tos linksmybės ir to aidėjimo tame, kaip jūs gėdojote šitos psalmės žodžius. Ir tada, kai girdim Evangelijoje, Jėzus pakilo į dangų, o jie, grįždami į miestą, džiaugsmo kupini šlovino Dievą, tai mes irgi turėtumėm po šitų mišių džiaugsmo kupini grįžti namo ir šlovindami Dievą. Bet ar žinome,
kame ta džiaugsmo priežastis? Kame šitos šventės priežastis? Ir čia į pagalbą ateinu aš, jūsų nuolankus tarnas. Ir noriu pakalbėti apie Jėzų. Kur buvo Dievas, kai jo nebuvo žemėje? Kur ir kas buvo Dievas, kai jo nebuvo žemėje? Nežinom. Mes negalim žinoti, kas ir kaip ir kur yra Dievas, nes mes nesame Dievas, mes esame jo kūriniai. Ir atsitinka negirdėtas dalykas, Dievas ateina į savo sukurtą į pasaulį, ateina tapdamas žmogumi. Dievas iš savo didybės, iš garbės, iš šlovės, iš šekynos ateina ir tampa mūsų žemiškos istorijos, mūsų pasaulio, mūsų žmonijos dalimi. Jėzus turi net mamą, nes į šitą pasaulį ateinama gimstanti. Ir tada jis gyvena, čia istoriškai beveik įrodytas dalykas, nėra, reiškiasi, įrašų seniūnijoje, registrų centre, bet kad Jėzus tikrai buvo istorinė asmenybė ir gyveno, ir jo gyvenimas baigėsi kuo? Smurtinė mirtimi. Smurtinė. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus. Ir mūsų gyvenimai irgi baigėsi labai skirtingomis mirtimis. Vienų nelaimėmis, kitų kažkokiais ligomis, kitų smurtu. Mes iki galo nežinome, kaip mes pabaigsime šito gyvenimo kelionę. Ir tada, nesvarbu dažniausiai kokia mirtimi mirštama, vis tiek yra palaidojama. Tai Jėzų irgi palaidoja. Ir viskas kaip ir aišku ir suprantama, bet 2000 metų negalim nurimti pasaulyje, nes yra teigiančių, kad jis prisikėlė, kad žmogus Jėzus palaidotas, numiręs ir palaidotas, 3 dieną prisikėlė. Ir kadangi tai žmonijoje ir istorijoje negirdėtas dalykas, mes negalime paleisti šito fakto, šitos žinios. Ir jau 2000 metų yra žmonių, kurie tiki šitą žinią. Nes tai jų tikėjimo pagrindinė žinia, velykinis tikėjimas. Mes tikim, kad žmogumi tapęs Dievas po žmogiškos mirties ir palaidojimo prisikėlė ir yra gyvas. Aleliuja. Bet mes žinome, kad tai Dievas tapęs žmogumi. Ir štai šeštinėse, 40 dienų po prisikėlimo, Jėzus įžengia į dangų. O iš tiesų sugrįžta iš kur atėjęs. Dievas sugrįžta iš ten, iš kur yra atėjęs. Į savo dievišką šlovę, į savo dievišką garbę, į savo mums nesuvokiamą, neįsivaizduojamą, nepatiriamą šechiną. Tačiau yra skirtumas. Jis sugrįžta ne toks, koks atėjo. Jis į dievišką gyvenimą, į dievišką šlovę sugrįžta ne tik Dievu, bet ir žmogumi. Ir iš švenčiausios trejybės gyvenimą nusineša žmogiškumą. Ir tai tampa keliu, tai tampa durimis, tai tampa galimybė ir mums gyventi dieviškai gyvenimą. Per Jėzaus žmogiškumą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane.
Ir štai, ką švenčia krikščionių bendruomenė, ką švenčia žmonė, švenčia šitą su Jėzumi ir per Jėzų atsiradusią dar vieno amžino dieviško mums nesuvokiamo gyvenimo galimybę. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui netėjo, Dievas prirašė jį mylintiems. Ir žinote, kol mes keliaujam šito gyvenimo keliais, mums tas dieviškas gyvenimas, prisikėlimo gyvenimas net taip labai rūpi. Mes iš paskutiniųjų sendami, gydydamiesi, remontuodamiesi, puošdamiesi, tausodami save, vienu žodžiu, visai bandom gyventi šitą gyvenimą. Bet kai mūsų tarpe kažkas iškeliauja, ką palaidojame, kas brangus mūsų širdžiai, mes tada jam, jai norime amžinybės. Nemaža dalis jūsų čia susirinko švęsti tėvo dienos, bet tėčių jau nėra, jų žemiškiai palaikai kapuose, o mes norime, kad jie būtų, kad jie gyventų. Mes nenorime tik nuotraukų, mes nenorime tik prisiminimų, mes norime jiems tikrovės, prisikėlimo vilties, dieviško ir amžinojo gyvenimo. Ir mūsų noras ir mūsų viltis neturėtų jokio pagrindo, jeigu tai nebūtų per Jėzų. Jeigu jis nebūtų su savo žmogiškumu po prisikėlimo įžengęs, sugrįžęs į dievišką gyvenimą, kokie šansai mums? Jokių. Kai Dievas žengė aukštyn, linksmybę įdėjo. Gaudė trimitai viešpačiui žengiant. Nes mes šitame turim ateitį, mes šitame turim viltį. Mes turime galimybę susitikti nesibaigiančioje meilėje. Ir čia daug taškės. Pagalvoti, kai turėsi daugiau laiko, nes noriu dar vieną dalyką apšnekėti. Kaip jūs manote, tėvo vaidmuo vaikų gyvenime? Tėvo, tėčio vaidmuo, atsakomybė vaikų gyvenime. Tai labiau panašu į veidrodį ar į langą? Į veidrodį ar į langą? Kas pasakė į veidrodį, labai liūdna. Jeigu tėvo vaidmuo būti savo vaikams veidrodžiu, tų vaikų laukia labai nelaimingas gyvenimas. Laukia maža, menka savivertė, laukia amžinas bandymas įtikti ir taip ir neįtikti. Nes kai žvelgi į tėvą kaip į veidrodį, į ribotą tėvą, tu neišvengiamai esi ribotas vaikas. Bet tėvas nėra tobulas. Ir tas veidrodžio vaizdas nėra tobulas. Ir tada mes turime tiek daug nelaimingų vaikų, nes tėvai jų yra veidrodžiai. Jie rodo tik tai, kas yra. Ir niekada nėra užtektinai gerai. Ir niekada nėra užtektinai tobulai. Ir niekada nėra užtektinai taip, kaip tėčias ar kas nors kitas norėtų būti. Ir vaikas nuolat šito santykio yra gniuždomas. Bet jeigu kas pasakėt, kad tėvo vaidmuo yra būti langu, pataikėte. Nes jeigu tėvo vaidmuo yra būti langu, jisai rodo į tikrovę, kuri gali būti. Visada daugiau už jį patį, į ateitį, į tai, kas gali būti. Tėvas, jeigu yra langas, jis vaike mato tai, ko dar nėra, kas dar gali būti po kažkurio laiko, pasistengus, paaugus, supratus, padėjus.
Langas visada rodo į tikrovę, kuri dar gali būti, o ne kaip veidrodis tik į tai, kas yra. Mes norime, mes prašome, mes meldžiame, kad mūsų tėčiai, tėvai būtų langai. Tačiau yra vienas bet. Man prisimena Medeikiuose Pranutės virtuvės langas, prie kurio daugiausiai praleisdavau laiko ir per kurį daugiausiai žiūrėdavau, kas už jo. Kadangi gyvenome vienkiemėje, nelabai ką ten galėjai daug matyti. Laukai, paukščiai, pavienis medis kažkur keliu pravažiuojantis į savaitę kartą ar du koks nors automobilis. Bet įdomiausia, o gal neįdomiausia būdavo vakare, kai užtektinai sutemdavo ir mano teta Pranutė įjungdavo šviesą virtuvėje. O šviesa buvo mūsų aptupėta 60 vatų lemputė, be jokio gaubto, be nieko, vidury virtuvės ant šniūro elektros kabanti lemputė. Tačiau kai ją įjungdavo, per langą nieko nebesimatydavo. Tik tai virtuvės atspindys. Langas tapdavo veidrodžiu. Ir štai mums visiems pamoka. Kad mūsų tėčiai būtų langai, reikia, kad jų gyvenime būtų šviesa. Kuo daugiau bus šviesos ar gyvųjų, ar mirusiųjų tėvų gyvenimuose, tuo daugiau jie bus langai, o ne veidrodžiai. O tada klausiam, o ta šviesa iš kur? O ta šviesa kokia? Ir yra kitas vardas šviesai pavadinti. Jėzus. Čia ateiname sekmadieniais į bažnyčią, būdami tėčiais, mamomis, būdami kaimynais, draugais, bendradarbiais, pasisemti šviesos. Kad kuo mažiau mes būtumėm vienas kito netobulumo ir šiandienos galimybių ir ribų veidrodžiai, bet kad būtumėm vilties ženklai, langai. Kas dar gali būti? Į ką Dievas mus kviečia? Į ką mus augina? Kokiam gyvenimui mus ruošia? Kažkaip šį sekmadienį taip sunkiai kalbasi. O kas sakė, kad meilė turi būti lengva?